Įvaizdis tai yra 19 amžius, 20 amžiaus pradžia, kur panelė sėdėdavo prie komutatoriaus ir kai kas nors paskambindavo, alio, sujunkite mane su numeriu tokiu ir tokiu, jinai įkišdavo tokį kištuką ir sujungdavo. Tai dabar irgi kalbama apie tai, kad žurnalistai vis labiau tampa tais komutatorių darbuotojais, kurie tik padeda susijęti auditoriją su tiesioginiais šaltiniais, tarkim, su tiesioginė medžiaga, kurią galima surasti, ir populiarėja vadinamas desk ar stalo žurnalistika, kur galima niekur neišeiti ir generuoti, tai yra kompiliuoti, na, kaip mes pradžioje minėjome, medijų malūnai ir visa kita, tam tikras informacijos generavimas, kurį jau keičia ir automatizuotos mašinos, kurios tai atlieka jau ir už žmogų. Taigi, populiavimas, filtravimas, kaip sakiau, pagalbos susisiekti su pirminiais šaltiniais. Tai yra tam tikri pavojai, kurie kyla žurnalistams.